Atsiversim. Pradžios pirmą skyrių. Kas nori žinot, kelintam puslapį yra? Ne. 7. Pradžios pirmas skyrius. Pirmas skyrius. Ja. Ir pirma eilutė. Ar sunku kam nors atrasti? Gerai, pradžios 1:1. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Klausimas. Iš ko? Iš ko Dievas sutvėrė dangų ir žemę? Iš nieko. Iš nieko dangų, iš nieko žemę. Toliau. Žemė buvo be pavydalo ir tuščia. Tamsa gaubė gelmes ir Dievo dvasia sklandė virš vandenų. Dievas tarė, te atsiranda šviesa. Iš ko? Iš nieko. Ir atsirado šviesa iš nieko. Ar ne? Dievas matė šviesą ir kad tai buvo gerai. Ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Tai buvo vakaras ir rytas pirmoji diena. Dievas tarė, tai atsiranda tvirtuma tarp vandenų. Iš ko? Iš nieko. Ir jį tai atskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė tvirtumą ir atskyrė vandenis, kurie buvo po tvirtuma. Nuo vandenų, kurie buvo virš tvirtumos. Ir taip įvyko. Dievas pavadino tvirtumą dangumi. Tai buvo vakaras ir rytas antroji diena. Iš ko Dievas kūrė? Iš nieko. Ar pagalvojat kada nors, kad patys didžiausi dalykai visatoje buvo sukurti iš nieko? Ir kad Dievo pats geriausias materialas, iš ko jis kūrė, yra niekas. Geras, ne? Jūs skaitėt ką tik? Dievas turi, statybininkai žino, reikia plytų ir cemento, ne? Vandens ir dar taip toliau ir taip toliau. O Dievui reikia nieko. Ir tai yra geriausias instrumentas. O iš ko padarė žmogų? Pasižiūrim, žinot, kur antras skyrių, 7 eilutė. Ir viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių. Ar iš nieko padarė? Iš žemės dulkių. Jūs iš patirties galite pasakyti, link ko jūs traukia natūraliai? Link žemės, ne? Kai jūs einate per miestą, jūs traukia link žemės. Kai jūs mastote galvoje nedisciplinuotai, jūs traukia prie žemiškų turtų. Ar ne? Ir Dievas sako, psalmė 119:25, sako, žmogaus siela natūraliai traukia prie dulkių. Ir žmogus natūraliai mėgsta girtis kuom? Dievu? Ar žemės dulkėmis? Ir žmogus galvoja, kad jisai yra kietas. Žemė sukurta iš nieko. Ar ne? Dangus iš nieko, o aš tau ne šiaip sau. Aš iš kažko sukurtas. Aš esu kažkoksai, iš rimtų medžiagų. Dulkių. Ir mes giriamės kuo? Aš turtingas, turiu pinigų. Kas tai yra? Žemės dulkės. Aš esu gražus, aš turiu gražią šukuosiną. Kas tai yra? Žemės dulkės. Ar ne? Aš turiu daug raumenų. Kas tai yra? Žemės dulkės. Ir žmogus, visa žemė šlovina Dievą, o kadangi sukurta iš nieko. Dievas, tarp kitko, tas niekas yra Dievo žodžiu, ar ne? Dievas pasakė, tebūnie žemė. Iš žodžio buvo padaryta. Tas niekas yra Dievo žodžiu. O žmogus, iš dulkių, kituolis. Ir žmogus giriasi ir galvoja, kad čia yra,
jo pasididžiavimas, kad jis iš rimtų medžiagų, kaip žinai, galim sukurti iš medžio, galim sukurti iš aukso, ne? Taip pat žemė buvo iš nieko, o aš esu iš aukso. Dulkės vadinasi. Ir apie ką šiandieną bus pamokslas? Pamokslas apie tai, kad Dievas pačius didžiausius, pačius nuostabiausius stebuklus daro iš nieko. Ir Dievas nori iš mūsų ko? Kad mes būtumėm niekas, nes tenai jis gali nupiešti kai ką ypatingo. Pavyzdžiui, baltas popieriaus lapas. Ar žinote, kad tai yra pats brangiausias dalykas dailininkui? Ar ne? Jisai turi švarų dalyką, ant ko gali išreikšti save. Teisingai? Baltas popieriaus lapas. Dievas neturėjo nieko. Ir jisai galėjo parodyti save. Ar ne? Jeigu Dievas ateina, ir šičia jau yra, žinai, kažkas jau, net nežinau, kaip pavadinti tai, ko mes nesame matę. Tarkim, kažkokią kitokią žemę. Jam reikia jau ją kaip nors aptvarkyti. Ar ne? Kažkieno tenai palikimas po sprogimo, kaip ten evoliucija sako. Ne? Reikia dulkę sudėlioti. Ne, jisai atėjo, mato, yra niekas. Ir tame niekė sukūrė tai, kas yra jam ypatinga, pagal savo charakterį. Ir mes šiandieną kalbėsime apie du dalykus. Vienas iš jų yra, kad mes esame niekas ir kad Dievas nori mums duoti ypatingą malonę, kurios apibrėžimą jūs išgirsite truputį kitokį. Kas yra malonė? Du dalykai. Trumpai. Pirma yra Dievo charakteris, savybės ir prigimtis. Ir antras dalykas tai, kad Dievas yra padaręs. Kas jis yra ir ką jis yra padaręs. Ir Dievas ateina pas mane ir sako, tu esi niekas, tada tu esi baltas popieriaus lapas ir tada aš galiu tavyje nupiešti, ką aš noriu, ar ne? O aš noriu nupiešti savo charakterį. Aš noriu, kad mano atleidimas tenai gyventų. Aš noriu, kad mano atliktas darbas ant kryžiaus tenai gyventų. Aš noriu, kad mano charakterio savybės, kad aš tenai gyvenčiau, ar ne? Ir kokia būna problema, kada būna nebaltas popieriaus lapas? Jūs patyrėte savo gyvenime, kokios yra problemos su Dievu, kai jūs nebaltas popieriaus lapas? Kai jūs turite užsidarimo kompleksus, savyginos kompleksus. Ar ne? Ar Dievas lengvai paišo ant jūsų, jumise? Sudėtingai. Jokūbo 4:6 sako, Dievas išdidiesiems priešinasi, o nuolankiesiems ką daro? Žinot kas nors? Malonė. Suteikia malonę. Dievas ten, kur yra niekas, ten apsigyvena. Su savo charakteriu, su savo savybėm. O ten, kur yra kažkas, tai yra, hei, hebra, aš esu žemės dulkė. Aš esu wow. Kietas. Tenai Dievas priešinasi. Ar sudėtinga įvadas? Įvadas trumpas. Žiūrėkite, kalbėsime apie 8 dalykus apie nieką. Geras, ne? Pamokslas apie nieką. Pirmas dalykas, žiūrėkit. Mano buvęs gyvenimas, jisai yra niekas. Dievo akise, žinot, kad Dievo akise neišgelbėtas žmogus yra nulis? Nes jisai nieko negali Dievui iš savęs duoti. Patarlių, man atrodo, 23 eilutės, neatsimenu, gal 6 ar 24 ar 26, kažkur ten tokia. Tenai sako, ten yra vienintelis dalykas, ko Dievas nori iš mūsų, atiduok man savo širdį ir stebėk mano kelius. Girdėjote tokią patarlę? Sūnau, atiduok man savo širdį ir stebėk mano kelius. Kam reikia jam mano širdies? Todėl, kad apskritai žinot, kas yra širdis. Kaip kompiuteryje hardas, ne? Į kurį gali rašyti, ką tu nori. Ir Dievas sako, atiduok man savo hardą. Tuščia. Aš noriu tenai apsigyventi.
Nes tai, ką tu tenai gali prirašyti, tai yra žemės dulkės. Tai yra, mes kalbėjom, raumenis, ne? Mankšta, 100 pratimų kiekvieną rytą. Aš čia tyzinu, gal biškį, ne? 100 pratimų kiekvieną rytą. Arba gerus pareigos darbe. Arba tenai, žinot, visokių tuščių dalykų. Taigi, atsiverskime Filipiečiams 3 skyrius. Filipiečiams. Trečias skyrius nuo 4 eilutės. Paulius sako, nors aš galėčiau pasitikėti ir kūnu. Jei kas nors mano galys pasitikėti kūnu, tai aš jo labiau. 8 dieną apipjaustęs pradeda vardinti. Žiūrėkit, ką jis įvardina. Tom, ko žmogus iš dulkių pagamintos gali pasigirti. 8 dieną apipjaustėte iš Izraelio tautos, Benjamino giminės, žydas iš žydų, įstatymų fariziejus, uolumų bažnyčios persekiotojas, įstatymo teisumu nepeiktinas. Koks kietas, ane? Ir visa tai, ką jis čia vardina, yra iki išsigelbėjimo. Toliau. Bet tai, kas man buvo laimėjimas, dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip, aš iš tikro visą laikau nuostolių dėl Kristaus Jėzaus mano viešpatės pažinimo didybės. Dėl jo aš praradau viską ir viską laikau, garsiai pasakykit, sąšlavomis. Mano gyvenimas pats iš savęs, kuris turi vien tik tai dulkės, pagamintas iš dulkių, giriasi dulkėmis, pats iš savęs yra sąšlavas, yra niekas. Ir Dievui tai yra nulis. Ir mes savo pastangom nieko Dievui negalime duoti. Nėra ką duoti. Dievui reikia, jisai nori padaryti iš mūsų stebuklą, jam reikia kokio materialo? Jam reikia nieko. Ne? Jam reikia, kad neturėčiau ko girtis. Jam reikia, kad būčiau niekas. Kad mano vardas nebūtų Saulius. Mano vardas būtų aš tavo. Daryk, ką nori. Štai mano vardas. Ir Dievui reikia nieko, kad padarytų stebuklą. Taip kaip Izaijo 43, 18 ir 19. Sako, užmirškit, negalvokite apie praeitį, apie buvusius dalykus. Štai viską darau naują. Kodėl negalvoti apie praeitį? Dievas sako, ten manęs nebuvo. Ten buvo tavo dulkės su pasigirimu. Ar ne? Ir štai viską darau naują. Dievas sako, o tai, ką aš darau, o tai atsimink. Gerai, antras dalykas. Pirmas buvo, aš buvau niekas, ne? Antras, aš esu niekas. Atsiverskime 2 Korintiečiam 12 skyrių. Nenoriu nieko prigalvoti, todėl atsiversim, pažiūrėsim, ar ne? 2 Korintiečiam 12 skyrius, 11 eilutė. Jūsų verčiamas tapau kvailiu, besigirdamas. Iš tikro, tai jūs turėtumėte mane girti, nes aš neprastesnis už pačius didžiausius apaštalus, nors esu niekas. Tai parašyta pas jūs Biblijai. Nors didesnis už didžiausius apaštalus, bet esu niekas. Ir nesvarbu, ką žmonės apie jūs kalba. Jeigu žmonės turi ką gero apie jūs pasakyti, įsižiūrėkite gerai. Arba jie giria jūsų dulkės ir nori, kad jūs į tai susikoncentruotumėte. Arba jie džiaugiasi Dievu jumise. Nes jūs esate niekas ir jūs visada būsite niekas. Bet Dievas jumise. Žiūrėkit, Kolosiečiams 1:27 sako, Kristus jumise šlovės viltis. Vienintelis, kas gali būti gero, Kristus jumise gyvena. Dievo dvasia jumise yra.
Štai stebuklas apsigyvena tuščiam lape. Ir Dievo dvasia negali gyventi, jeigu ten netuščias. Ar gali žmogus išsigelbėti, jeigu yra išdidus? Kodėl? Nes jisai sako, aš netuščias, aš ne baltas lapas, aš esu ir raumenis, ir smegenis, ir išvaizda, viskas yra. Išdidus negali išsigelbėti, dėl to, jeigu žmonės mato mumise Kristų, tenai greičiausiai buvo tuščias lapas, nes Kristus neapsigyvens ten, kur purvas. Jėzus Kristus atleidžia nuodėmę, jeigu žmogus nuolankus, atleidęs nuodėmę, jisai baltas popieriaus lapas ir tenai apsigyvena. Suprantat? Ar suprantat, apie ką šiandien kalbam? Aš žinau, kad jūs tai esate girdėję panašiai. Ar ne? Mes kažkada kalbėjome, kas aš, kirminas. Mes daug kalbėjome. Bet šiandieną mes kalbame iš to kampo, kad ir yra daug eilučių apie tai, kad Dievo malonė mumise yra wow. Ir mūsų koziris, kad mes esame nustabus materialas, kada esame niekas. Ne? Apie tai yra pamokslas. Ir 1 Korintiečiams 15:10 sako, aš esu tai, kas esu, iš Dievo malonės. Žinot tokia eilutė? Esu, kas esu, iš Dievo malonės. Ar aš esu, kas esu dėl savo sugebėjimų mest tritaškį? Ką, David? Ar esu tai, kas esu iš savo gražaus balso? Dainininkas. Arba esu, kas esu iš savo, mokėjimo pamigdžioti kupranugarius užživusią burną. Mes per naujus metus bandėm tai daryti. Sakė, gerai gavosi. Bet aš nesu kažkas ypatingas dėl to, kad kupranugarius išėjo. Čia tiesiog mano dulkės taip susiformavo veidę. Iš tikrųjų, aš nebūsiu niekada ypatingas, nes aš esu niekas, bet Dievas mane gali padaryti wow. Jeigu aš esu tuščias niekas. Dievo geriausias materialas yra niekas. Ir jeigu jūs sutinkate žmogų tikintį, kuris giriasi, bet ne Dievu, paklauskite, ar jisai yra tikintis. Ar jisai yra išgelbėtas? Nes tenai nėra nuolankumas. Žiūrėk, kokia mašina. O ne? Taip pat kaip tas, kuris eina į pragarą, tokia pačia turi ir giriasi ją. Labai panašiai skamba. Iš kurios tu karalystės esi? Mašina yra nuo taško A iki taško B nuvažiuoti ir tu net nepastebėjai, su ko važiavai. Štai kas yra mašina. Ar ne? Arba žiūrėk, koks namas. Ir aš vienas pats depresuoju. Name. Ok. Trečias dalykas. Aš būsiu niekas. Aš buvau niekas, aš esu niekas, aš būsiu niekas. Jokūbo 4 skyrių atsiverskime ir pažiūrėkime, ką apie tai sako. Kad jūs negalvotumėt, kad aš čia prisimaščiau. Gerai judėta, ne? Geriau tegu Biblijoje būna parašyta. Jokūbo 4 skyrius. Trylikta eilutė. Nagi jūs, kurie sakote, šiandien arba rytoj keliausime į tą ir tą miestą. Tenai išbūsime metus, versimės prekybą ir pasipelnysime. Kas taip kalba? Tas, kuris giriasi dulkėmis, ar ne? O ką Dievas sako? Jūs nežinote, kas atsitiks rytoj ir kasgi jūsų gyvybė. Karas. Niekas. Ten niekas, kuris trumpam pasirodė ir paskui išnyksta. Verčiau sakykite, jei viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą. O dabar jūs giriatės iš savo pasipūtimo ir kiekvienas toks girimasis yra blogas. Jūs būsite niekas, bet jeigu Dievas panorės,
Dievas jumise bus stebuklas. Ir vienintelis stabdis, koks gali būti, jeigu aš norėsiu girtis, kad padarysiu, Dievas nedarys. Suprantate? Jeigu aš girsius, kad aš būsiu kietas, tada Dievas nenaudos manęs. Jeigu aš dabar sakysiu, žinot ką, Dievas gydo, žiūrėkit, kaip aš moku. Ir žinot ką pamatysite? Gėda, Sauliau. Nieko tu nemoki. Ar ne? Nes ne aš gydau. Ir yra žmonių, kurie dievų prisidengia ir eina, žinai, stebuklus, fokus morokus daryti. Ir psichologiškai galima padaryti, kad jie pradėtų kritinėti ir panašiai. Bet iš tikrųjų Dievas ten niekom nesusijęs. Taigi aš būsiu niekas, nebent jeigu Dievas panorės, ar ne? Kaip Jobas pasakė, Jobo 1:21. Sako, nuogas gimiau, nuogas numirsiu. Ar ne? Dievas davė, Dievas paėmė. Buvau niekas, esu niekas, būsiu niekas. Štai kas Dievui reikalinga. Ir tada jis gali mus naudoti. Ok. Ketvirtas dalykas. Aš nieko neturiu. Nieko neturiu. Mes galvojame, kad, žinai, Sauliau, tu nuomojasi butą? Ne, aš turiu savo. Koks turtingas. Kaip tau pasisekė. Iš kur gavai? Pats užsidirbai. Koks tu turbūt gerą darbą turi. Dievas davė viską. Ir Dievas gali paimti viską. Taigi, kieno buvo? Dievo. Nes jisai, jeigu užsimanė, pasiėmė. Ar ne? Mes kažkada senai su Olga kalbėjom, dar vaikų neturėjom. Jeigu Dievas duoda vaiką ir jisai miršta, tai bus skaudu. Bet jeigu mūsų galvoje yra eilutė Dievas davė, Dievas paėmė, te būna pašlovintas Dievas, Jobo 1:21. Kitaip sakant, Dievas paskolino, Dievas atsiėmė. Ar žinot, kad vaikas ir žmona, ir vyras, ir mama, ir tėtis yra jum laikinai? Galbūt tas laikinai yra gyvenimo galo. Bet tai yra laikinai Dievui nusprendus ant kiek ilgai. Ir dėl to šiandieną galvokite, ką jūs darysite su tuom. Nes Dievas pasakė, jeigu tu blogas mano turto tvarkytojas, aš iš tavęs tą turtą paimsiu ir pareigas paimsiu. Tai pasakė Dievas. Ar ne? Jeigu esi turto blogas tvarkytojas. Ir jeigu aš su savo žmona elgiuosi ne taip, kaip Dievas norėtų, kad elgčiausi, jisai ją paims. Tiesa? Nes tai jo turtas. Ir jisai neleis, kad jo turtas būtų niekinamas. Arba mane paims iš tų pareigų. Žinot kaip? Širdis sustoja, sorry. Manęs nebėra. Už ką, Dieve? Žinai, pasižiūrėk, ką veikia vakar ir užvakar. Atsiverskim 1 Korintiečiams 4 skyrių. 1 Korintiečiams 4 skyrių. Vis dar tas pats 4 punktas. Aš nieko neturiu. Ok? 1 Korintiečiams 4 skyrių, 7 eilutė. Kasgi tave išskiria iš kitų? Ir kągi turi, ko nebūtum gavęs. O jei esi gavęs, tai kuo didžiuojasi, lyg nebūtum gavęs? Ar aiškiai Dievas pasakė, kad tu nieko neturi? Ar aiškiai pasakė, kad viskas yra jo? Teisingai? Mes nieko neturime. Viską Dievas mums yra paskolinęs. Ar žinote, kad jūs visi esate man dovana,
o aš esu jum dovana ir aš nesu didesnis už jūs, o jūs didesnis už mane. Ir jūs esate duoti tam tikram laikui man, o aš tam tikram laikui jums. Ir galbūt tai bus visas gyvenimas, bet Dievas nuspręs. Ir nėra kom girtis, yra tik tai džiaugtis, kad Dievas davė. Ir kad, įsivaizduoja, Dievas man patikėjo jūs. Ir jeigu aš blogai tvarkysiuos, jisai paims. Arba jūs paims iš manęs, arba mane paims iš šių pareigų. Ar ne? Ir taip pat jums davė mane. Jeigu blogai tvarkysitės, arba jūs paims iš čia, arba mane paims iš jūsų gyvenimo. Viskas yra iš Dievo. Ir Dievui reikia nieko. Dievui reikia, kad aš būčiau niekas, kuriame Dievas galėtų gyventi ir naudotis savo dalykais. Savo žmona. Mano žmona yra Dievo. Ir jisai nori ją mylėti, ir jisai nori mane gyventi ir ją mylėti. Suprantat? Dievas nori ją mylėti. Ar aš galiu norėti mylėti savo žmoną? O taip, kaip šuniukas medaus mėnesį. Teisingai? O toliau, tik tai Dievas gali išlaikyti 10 metų santuoką. Teisingai? Kokia statistika yra skyrybų ir santuokų? Žinote? Jinai blogėja ir blogėja ir blogėja. Kodėl? Dievo žmonėse vis mažėja ir mažėja. Vis mažiau žmonių, kurie yra šuniukai. Taip esmė, šuniukų daugiau, ne? Dievo vaikų mažiau. Ok. 5 dalykas. Aš nieko nežinau. Nieko nežinau. Deividas žino, kokia tai eilutė. Jeigu tu manai, kad ką nors žinai, tu net nežinai, kaip reikia žinoti, ar ne? 1 Korintiečiam 8:2. Atsiverskim, keli puslapiai į priekį. Jei kas mano, ką nors žinas, tai jis dar nieko nežino, kaip turi žinoti. Jeigu jums ta eilutė sudėtinga, aš jums paaiškinsiu. Jeigu jūs galvojate, kad Dievą pažįstate, tai šitą eilutę sako, jūs net neįsivaizduojate, kokio storio ta knyga, o jūs sakot, kad ją jau perskaitėt. Štai ką ta eilutė reiškia. Jeigu sakot, kad Bibliją aš žinau, tai šitą eilutę sako, kad jūs net viršelio nesat spėję perskaityti. Apie ką jinai? Štai ką ta eilutė sako. Jūs nieko nežinote. Jūs nieko nežinote. Taip kaip skaitėm praeitą pamokslą, atsimenate, Efeziečiam 4, ten 17-18 eilutė sako, mūsų protas aptemęs ir ten tuštybė gyvena, ar ne? Jeigu jūs galvojat, kad ką nors žinote, aptemęs protas, mes paišėme. Dūmai, ar ne? Ir 1 Korintiečiams 1:25, apskritai 1 skyrius tenai kalba, kad Dievo kvailystė yra išmintingesnė už žmonės. Ar ne? Mes sakome, o Dieve, aš tave pažįstu. Dievas kokią nors nesąmonę padaro, wow, koks stebuklas. Ar ne? Taip sako ta eilutė. Kad mes tokie kieti esam, bet Dievas bet kokią nesąmonę, kokią padarytų, tai žymiai kiečiau už mane. Mes esame niekas, mes žinome nieką. Gerai, 6 dalykas. Aš nieko negaliu nuveikti. Jono 15:5 sako, kad Jėzus yra vynmedis, o aš šakelės. Jeigu aš atsijungiu nuo vynmedžio, aš negaliu nieko nuveikti. Atsiverskime, ne? Pažiūrėkime, ar tai parašyta. Jono 15:5. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Nieko nuveikti.
Mes be Dievo negalime nieko nuveikti. O Filipiečiam 4:13, žinot, ką sako? Atsiverskit, sužinosit. Ar ne? Pavartykim. Filipiečiams 4:13. Taip. Kur pas mane jinai yra? Filipiečiams 4:13. Aš visą galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Prieš tai buvo, aš nieko negaliu nuveikti pats. Kodėl? Nes esu niekas. O aš galiu viską nuveikti, nes Dievo malonė gyvena manyje. Dievo charakteris, jo savybės gyvena manyje, jo atliktas darbas, atleidimas. Aš tada galiu atleisti, nes Dievo atleidimas gyvena manyje. Aš galiu matyti toliau negu žmogaus žodžiai, kuriuos jis ištaria. Nes Dievas gyvena manyje. Mes kalbėjom nesenai apie tai, ne? Kai aš buvau neišgelbėtas, girdėdavau žodžius, kur žmonės sako. Kai išsigelbėjau, pradėjau girdėti tai, kas už tų žodžių stovi. Jums yra taip? Man yra. Žmogus reikiant manęs, o aš matau žaizdą jo širdyje. Ne tai, ką jisai rėkdamas sako, bet žaizdą jo širdyje. Nes Dievas nežiūri į išorę. Ir Dievas gyvena manyje ir jisai mato giliau. Ok, kur mes esame? Aš visą galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Čia buvo 6 dalykas. 7 dalykas. Aš nieko negaliu pasiimti. Čia bus Jono Evangelija, 3 skyrius. Tenai buvo situacija tokia. Kas ten Erodas, ar kas ten važiavo pro Jono Krikštytojo teritoriją. Ir jisai sako, žinai, koks aš kietas. Jonas Krikštytojas sako, tu nesi toks kietas. O tas atkartoja, kaip aš nesu kietas, tu pažiūrėk, aš esu, žinai, prezidentas, ne, tarkim. O Jonas Krikštytojas ką jam pasakė? Jono 3:27. Jonas atsakė, žmogus nieko negali pasiimti, jeigu jam neduota iš dangaus. Jūs nieko negalite. Jūs turite darbą? Kas iš jūsų turite darbą? Kas iš jūsų patys gavote darbą? Kas iš jūsų galite patys pakeisti darbą? Jūs galvojate. Jūs taip galvojate. Jūs negalite nieko pasiimti, kas neduota iš dangaus. Šitas, kuris čia su Jonu Krikštytoju kalbėjo, jisai negalėjo taip aukštai pakilti, jeigu tai nebūtų duota iš dangaus. Tiesa? Jonas Krikštytojas negalėjo būti toksai ypatingas, jeigu nebūtų jam duota iš dangaus. Suprantate? Jėzus mokiniai nebūtų nuveikę tiek daug dalykų, nebūtų buvę tokį. Įsivaizduojat, Jėzus mokiniai, kada gavo šventąją dvasią, jie ėjo per kaimus ir žmonės pagydavo, tikėdami, kad jeigu mokinio šešėlis juos palies, jie pagys. Įsivaizduojat? Įsivaizduojat? Kaip mokinys gali turėti tokią jėgą, kad jo šešėlis gali pagydyti, jeigu jam neduota iš dangaus? Kas iš jūsų? Pažaiskim žaidimą. Žinai, lempa čia šviečia, žinai, šešėlį. Aš noriu, žinai, kad jūsų šešėlis mane paveiktų. Cirkas, jūs nieko negalite patys padaryti. Be Dievo nuveikti. Ar ne? Viskas yra duota iš dangaus. Ok. Paskutinis 8 dalykas. Pavargote? Sako,
Gerai. Paskutinis 8 dalyko. Dalyko. Aš čia itališkai kalbu jau, ne? Šitas 8 dalykas, jisai yra pats nepriimtamiausias didžiai daugumai tikinčiųjų. Atsiverskime visų pirma psalmę 73. Psalmė 73. Eilutė 25. Ką aš turiu danguje ir žemėje aš trokštu tik tavęs. Ir 8 dalykas, aš nieko nenoriu. Aš nieko kito nenoriu. Tik kad Dievas gyventų manyje. Psalmė 42, 1 ir 2 eilutė. Taip kaip elnias trokšta vandens, mano siela geidžia tavęs, Dieve, ar ne? O gal mes dainuojame taip kaip elnias trokšta vandens, mano siela geidžia buto, žmonos. Kartais mes norim sakyti, žinai, žmonos geidžia, kaip elnias geidžia, jo. Geidžia, jo. Dieve, tu darai geismus. Žinai, dėl to tu padarai klaidą ir tapai ne numeris 1. Taip. Žinot, ką pasakė Paulius Filipiečiams 4:11? Išmokau būti patenkintas savo būklę. Žinot, ką tai reiškia? Žodis koks buvo pirmas? Išmokau. Oh, baby. Kaip mums nepatinka tas žodis, ypač kai liečia visą mūsų gyvenimą. Taip kaip elnė trokšta vandens, mano siela geidžia Dievo, ne dulkių. Viena diena Dievo namuose geriau nei milijonas dulkių. Teisingai? Psalmė 840. Teisingai? Ar taip tenai parašyta? Nei 1000 kitur. Kur? Kur visur, kur ne Dievas. Ar ne? Visur, kur ne Dievas. Paskutinę eilutę atsiverskime. Paskutinę. Jeremijo 9 skyrius. Ir baigsime. Jeremijo 9 skyrius. Jis yra po Izaijo maždaug. Izaijo yra po daug maž patarlių. Patarlės po psalmių. O viskas yra po pradžios knygos. Ir prieš apreiškimo. Taip, jeigu ką. O galiausiai Biblijoje. Ja. O Biblija pas mane po rudų viršelių. Gerai. Jeremijo 9 skyrius, 23 eilutė. Taip sako viešpats, išmintingasis ten nesigiria savo išmintimi, stiprusis savo stiprybę, o turtingasis savo turtais. Kas nori girtis, tegul giriasi, kad supranta ir pažįsta mane. Ar man reikia dar ko nors kito? Ar man reikia išminties, turtų, stiprybės? Man neleidžia tom girtis. Ne biznis, ne? Žiūrėkit, kas nori girtis, tegul giriasi, kad supranta ir pažįsta mane. Kad aš viešpats. Aš viešpats. Ne tu viešpats. Tu esi niekas. O aš tavyje esu viešpats. Štai kom girkis. Jeigu girsis, kad tu esi viešpats, išdidiesiam viešpats priešinasi. O jeigu tu nuolankus sakysi, kad esi niekas,
aš tavyje gyvensiu ir darysiu stebuklus, ir Kristus tavyje šlovės viltis. Ir su Kristumi tu gali viską nuveikti, ar ne? Mes žiūrėjome tas eilutės. Kad aš esu viešpats, kuris vykdau malonę, teismą ir teisingumą žemėje, nes tai man patinka, sako viešpats. Štai ko mes giriamės. Ir grįžtant į pradžią, žmogus sukurtas iš dulkių. Ir jisai nori girtis dulkėmis. Bet Dievui nereikia, nieko negali dadėti žmogaus girimasis dulkėmis. Ar jums reikia kaupti dulkės, ar tai biznis? Jokios naudos. Jokios naudos. Pažinti Dievą yra nauda, nes tai daro stebuklus. Teisingai? Taigi santrauka tokia, mes esame niekas, ne? Galim pasakyti, aš buvau niekas, esu niekas, būsiu niekas, aš nieko neturiu, aš nieko nežinau, mes visą tai Biblijoje skaitėm. Aš nieko negaliu nuveikti, aš nieko negaliu pasiimti ir aš nieko nenoriu išskyrus Dievą. Ir tai yra mano gyvenimas. Ir žinot ką, jūs galvojate, kad jeigu jūs nieko nenorėsite skyrus Dievą, jūs prarasite daug dalykų. Taip viduje. Pagalvojate, ne? Garsiai nesakysit. Bet iš tikrųjų jūs gausite gyvenimą. Tikrą gyvenimą. Ne iš dulkių pagamintą gyvenimą, bet Dievo stebuklą savo gyvenime. Jūs būsite stebuklas. Amen. Gerai, dėkojam Dievui už tai, ką šiandien girdėjom. Ir mes džiaugiamės, kad mes turime tavo charakterio savybės, tavo atleidimą, atliktą darbą mumise gyvenant. Ir tai daro mūsų stebuklo. Ir toksai yra kozeris mūsų rankose būti nieku. Ir būti stebuklu. Mes džiaugiamės, kad esam tavo rankose. Tu gali bet ką nupiešti ant mūsų. Bet ką iš mūsų padaryti. Į bet ką paversti. Į mokytoją, į pastorių, į valytoją, į konsultantą, į brolį, į mylintį žvilgsnį, į atleidžiantį, į išklausantį. Į bet ką gali paversti mus. Nes mes tuščias lapas. Vau, Dieve. O tu stebuklas. Dėkojam Jėzus vardu. Amen.